Atsimenu iki šiol, kad reikia, aš ten atsimenu, su Lazgarė toks atsimenu, 70 metų tada buvo. Man savo 34 metai buvo, bet atsimenu tą. Bet ką sureaguoju, nebepamenu, tikrai negeriau, bet nepamenu. Tai ir šitą grįžom namo į Mažeikius ir kažkaip aš tėvui pasigyriau, man Leninas Gaidinų paaiškė. Ir tėvas mamai tas ką Leninas. Meniko namuose, tai visokių gandų apie tos namus eidavo. Leninas Gaidinų paaiškė, tai prisiminiau. Ir Leninus taip ir paskui Tarabilą kažkaip prisiekiau, su dukros nesiekiau darbus ir visai nieko. O šiaip iš lietuvių aš nežinau, galbūt Tauskas kažkiek dar. Koloristas tai kapitalinis, čia kalbos nėra. O Mickevičius negirdėtas? Iš tų daug pasitraukiau. Iš Šiaulių rajono? Ne, mokiausi, tai dailai mokiausi. Šiaip aš daugiau, man lietuvių nėra, aš dabar tai žiūriu imponuoju. Bet va, ispanų, italų yra daug. Tačiau amerikiečių yra daug patinka, kurie būtent nebūtinai imperializmo ar ten trumpai reikia. Yra daug, tų pačių grafikų yra labai gerų. Ir anglų ypatingai grafikų yra gerų. Daug tų dirbančių, Europų daug dirbančių. Tikrai gerų yra, kur visai nepavardinu. Kas net geras pavyzdys toks sukyla. Yra daug. O kas tai čia tapyko, tai man pagrindė ispanai ir italai. Jau būtent tipiniai tie imperialistai. Japonai dar tiesa gyvena, kinai, japonai stipriai ir sarai pasižiūrėti, imperialistai labai stipriai kovoja. Labai. Japonai ne tik imperialistai, bet kumai realizme yra labai stiprus japonai. Man su pavardėm tai susijaudino labai blogai, neatsimenu, taip pat neminėsiu. Dėkojam už įdomų pasakojimą. Ir kviečiame visus pasižiūrėti. Apžiūrėti paveikslus, paklausti kažko, tai reikia, man tai kas nors neaišku. Niekur dar nepabėgsiu, būsiu čia. Ir būtinai parašykit ką nors. Būtinai, kas nepatingėsit, parašykit atsiliepimą, kokį man paskui gilesniai senatai bus įdomu labai. Dabar jų senatai dar. Ačiū. Inga paroda įspūdingam žmogui, tai tokia ir gėlėva. Pamatyta, kas tas. Dabar galės tapyti, ne? Nu, jeigu nevyksta. Čia visus tinkamus.